Kuo skiriasi ta išmani buitinė technika? Tie prietaisai yra su dirbtiniu intelektu sukurti tam, kad mums padėtų efektyviau, paprasčiau, lengviau gyventi savo gyvenimą. Apie elektros sąnaudas ir apie tvarumą. Ar šitoj temoje mums išmanieji įrenginiai padeda? Aš apie skalbyklės ar ne turbūt jau minėjau. Per tinkamos programos parinkimą galima sutaupyti tiek ir elektros sąnaudų, bet ir skalbiklių. Ar Lietuvoje jau tokių pavyzdžių turime, kur realiai tokios technologijos būtų naudojamos? Naudojama tikrai, kai geri metai praeis kažkoks laiko tarpas ir mums bus taip įprasta, taip normalu ir atrodo, kad tai buvo. Greetings, humans. Welcome to the Acme Group podcast Technology Pulses. In this episode, you'll hear how we, robots, can make your everyday life easier. Have a great podcast. Ir mes norėtume kavos. Of course. See you soon. O dabar galiu pasisveikinti ir aš. Sveiki visi prisijungę prie Technologijų pulso podcast'o. Aš esu Viktoras, šios tinklalaidės vedėjas ir su manimi yra du svečiai – Asta ir Mindaugas. Sveiki. Tai pradėkime nuo pačių pradžių. Kuo skiriasi ta išmani buitinė technika nuo įprastas savo funkcijas turinčios buitinės technikos? Šiaip iš tikrųjų labai turbūt yra slidi riba tarp to, kur yra automatizuota buitinė tiesiog technika, kur yra jau išmanus įrenginys su dirbtiniu intelektu integruotu. Bet taip nežinau, gal pradėsiu tiesiog nuo taip, kaip aš suprantu tą skirtumą, pabandysiu paprastai žodžiais. Tai yra turbūt įrenginiai, kurie ne tik vykdo arba daro kažkokias funkcijas, tai yra ne tik valo grindis, ne tik skalbia, ne tik šildo ar šaldo namus, bet jie taip pat jutiklių, programėlės ir algoritmų ir dirbtinio intelekto pagalba geba patys priimti sprendimus tam tikrose besikeičiančiose situacijose. Tai jeigu taip sakyti, kas yra paprasta buitinė technika, sakyčiau, tai yra tas produktas, kuris vykdo, kas yra užprogramuota, įjungi programą tam tikrų režimų, tam tikrame laike yra vykdoma funkcija. O kas liečia jau su dirbtiniu intelektu esančius įrenginius ar ne, tai jie jau geba stebėti aplinką, reaguoti ir mokytis iš mūsų įpročių. Tai pavyzdžiui, kaip robotai siurbliai, ar ne, jie geba Mūsų gėrimai. Mūsų gėrimai. Your drinks have been delivered. Enjoy. Mindaugai. Ačiū. Ačiū. Tęsiant toliau, tai renginiai su dirbtiniu intelektu, jie analizuoja aplinką ir, kaip minėjau, gali prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos realiu laiku. Tai pavyzdžiai tokie, nežinau, labai trumpai galbūt robotai siurbliai, ar ne, kurie gali matyti mūsų įpročius ir atitinkamai reaguoti, tarkim, nežinau, kažkokioje aplinkoje ar patalpoje būdami, jie atsitraukia ir važiuoja vykdyti valymą ten, kur mūsų nėra, tarkim, duoda mums ar nelaisvę. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes esame namie, jie savo darbą bando daryti tyliau. Tai tiesiog Tai jaučia aplinką. Jaučia aplinką, taip. Ir dar kitas toksai svarbus momentas, būtent dirbtinio intelekto pagalba jie mokosi. Tai reiškia, kad pirmą kartą paleidus, vėlgi apie tą patį robotą ar ne, pavyzdys, jisai tik susipažįsta su aplinka, o vėliau jisai geba išmokti tiek visas teritorijas, pats identifikuoti, kur yra virtuvė, kur yra svetainė ar ne, ir vėliau, pavyzdžiui, vėlgi daiktus įsiminti, tas pats vienas daiktas, pavyzdžiui, buvęs kažkur ant lentynos, jis įsimena visą aplinką ir jis pamatęs, jeigu nukrenta daiktas ar ne, pamatęs jį kažkur sutikęs, jis greičiau jį atpažįsta ir greičiau gali išvengti tam tikrų to daiktų ir vykdyti savo valymą režimu tinkamu. Tie prietaisai yra su dirbtiniu intelektu sukurti tam, kad mums padėtų efektyviau, paprasčiau, lengviau gyventi savo gyvenimą. Pusas tavęs, tik taip pergalvoju apie tą visą techniką, kaip mano akimis, jinai
atrodė ir dabar atrodo, tai iš pradžių, kai pradėjo atsirasti, kai kažkokie išmanesni tie renginiai, tai buvo, visi dėjo viską, pavyzdžiui, ten buvo, nežinau, išmanus tie patys kavos aparatai, išmanus šaldytuvai, būtinai su Wi-Fi, ten viskas su Wi-Fi kažkada, kai atsirado. Ir dabar gal taip kažkaip tarsi viskas nusistovėjo ir atsiranda tie daiktai, gal labiau patikrinom, ko iš tiesų reikia. Tai jie tampa tokie iš tikrųjų gal to AI pagalba, daug, kad jie padėtų, nes anksčiau tos funkcijos atrodo ir tie klientai, ir pas mus ateidavo, ar yra ta funkcija, bet kai paklausi, kam tau jinai reikalinga, tai žmogus nelabai ir pats suprasdavo, kam jinai reikalinga, tiesiog iš inercijos. Pirkdavo būtent su Wi-Fi kažkada buvo tas. Tai... Šitas geras kampas, aš irgi taip pat galvodavau, skalbimų mašiną su Wi-Fi, ar ne? Kaip ir marketinginis galbūt atrodo skamba kažkoks. Tai, bet dabar jau yra irgi skalbimų mašinos viena iš temų. Tai ten yra integruotas ne tik Wi-Fi, tai yra, pavyzdžiui, gali atpažinti purvinumo lygį, tarkim, ir atitinkamai reaguoti, kiek reikia skalbiklių, kiek reikia vandens, ar ne? Tai tikroji pagalba, vadinkim, žmogui, ne tik, kad išmanus daiktas, bet reali pagalba. Nes ir purvo lygis, ir svoris, ir netgi yra tokių dabar jau skalbimų mašinų, kurios atpažįsta medžiagą ir gali vėlgi atitinkamai atrinkti reikiamą programą ir tokiu būdu... Sudedi ir tau tiesiog užteks įjungti. Mindaugai, pradėjai kalbėti apie vartotojų įpročius, apie tai, kaip jie perka tokius įrenginius. Tai minėjai, kad jie anksčiau pirko, toksai bumas buvo, kad nesvarbu kam, bet perko, kaip dabar yra. Ar jie jau pradeda rinktis ir paprastus, ar vis tik dar yra, bet renkasi tos, kurie tikrai teikia naudą? Labai įvairiai, matai, kalbant, pavyzdžiui, priklauso gal nuo kategorijos, jeigu kalbant apie robotus, įvedė ne apie tai yra kažkiek pasiskirstę. Dalis žmonių dabar, kai kas jau išbandė tą robotą pačioje pradžioje, kažkiek jį panaudojo, tai dalis arba iš vis padėjo į spintą ir suprato gal, kad jo dabar kaip ir nereikia, dalis nori geresnio. Kad jam iš tiesų tas robotas tarnautų žmogų, o ne jisai robotui. Tai gal sakyčiau, dalis žmonių atsinaujina iš esmės. Dalis yra vis tiek, bet yra tų vartotojų, kurie nori ir to paprasto ir aiškaus valdymo. Tai kad būtų appsas ne per sudėtingas, kad išeitų pačiam pasijungti, kažkaip dabar tokių nelabai yra, bet atsimenat, buvo tokie, kur anksčiau, pavyzdžiui, robotą paleidė, jungi į rozetę ir užtenka pultelio paspausti ir jisai atidirbo. Tas pats pavyzdys, iš tikrųjų, aš prisimenu, kai būdavo pulteliai, pagrindinis, tarkim, aksesuaras. Appso būt nereikėjo, jeigu nėra appso, tai irgi šūdas. Tai dalis tokių tų vartotojų, jeigu atsakant. Bet iš esmės, kas liečia, aš tokį buvo pastebėjimą pas mus, kad dalis jau gal labiau įsivertinę tuos funkcionalumus anksčiau, vis tiek kokį 10 metų tas išmanumas maždaug tęsis, tai atsirenka, kas jam labiau reikalinga, nes neperka belę pirkti. Ir gal jau yra kaip, tas atoskyra, kur yra tik tai kažkokia funkcija ar ne Wi-Fi, o kur yra tikroji ta pagalba būtent žmogui. Ir tų fanatikų technologijų, kurie nori tų naujausių, labai domisi, laukia. Man geriausių reikia. Taip. O ką galėtumėt pasakyti, kokios tos yra pagrindinės naudos, kad tie vartotojai, kurie ateina ir sako, ne, mano reikia tik tai paprasto, nereikia čia nei appsų, nieko, tai ką galėtumėte įvardinti tos tokius tikrai kertinius punktus, kurie padeda vartotojai pasirinkus būtent išmanesnį įrenginį? Kai tu jam gal tinkamai paaiškini to įrenginio, nežinau, funkcionalumus ir išsigrynini kartu su žmogum, kiek jis jam reikalingas ir per tą prizmę, kiek tau jis sutaupys tavo laiko, nes jeigu kalbam apie automatizaciją, apie robotus, tai jie padeda, jie palengvina, tai tada tu to darbo nedarai pats. Tai jeigu tu, nežinau, užduosi elementariai klausimais, kiek, pavyzdžiui, ten
jeigu tu ten valai, tarkim, atgrindis per savaitę tiek kartų ir tau nebereikės to daryti, kiek tu vertini tą savo valandą, kaip jinai, ir tu per tą gali jam suskaičiuoti, kada jis atsipirks. Aš gal dar pridurčiau iš tos pusės, tokių konkrečių, vėlgi tas pats robotas, ar ne? Tai anksčiau, kadangi jisai buvo, aš nežinau, aš tokius robotus vadindavau, kurie važinėja, ar ne, be lazerių, be jokių išmanių vidinių integracijų, tai jisai važiuoja, atsitrenkia ir važiuoja kažkur kitur. Tai reiškia, kad jisai, arba nėra programėlės, jis neidentifikuoja, kada reikia jį išvalyti, kada reikia jį prižiūrėti, tai tokiu atveju, tu, kaip Mindaugas minėjo, tu tarnauji tam robotui, tu lakstai patrauki daiktą, kad jis galėtų pravažiuoti, ar ne? Tai šiuo atveju, būtent ta reali nauda robotų, ištobulėjus ir integravus dirbtinį intelektą į jį, padeda tiesiog iš tikrųjų turėti tą tikrąją vertę. Pavyzdžiui, namie jis labai puikiai padaro žemėlapį, kaip minėjau, nustato, kur yra virtuvė, nustato, kur yra svetainė ir pagal tai orientuoja ir prognozuoja vėliau savo darbą, kur reikia labiau pavalyti, ar ne, pavyzdžiui, jaučia, kur yra purviniau, gali tada įjungti daugiau vandens padavimo ir arba valyti ilgiau tenai. Tai yra labai daug tokių, dar vienas iš pavyzdžių, vaikų kambarys dažniausiai būna tikrai pilnas visokių daiktų primėtyta, perliptinėina. Tai jisai identifikavęs, kad mūsų namų rutina yra tokia, šitas kambarys yra pilnas ir nuolatos primėtyta kažko, jis tiesiog prilėtina savo darbą ir jis atsargiau save vedžioja ir atlieka darbus. Jeigu einant prie kitų pavyzdžių namų erdvės, ar ne, tarkim, kaip minėjau, ta pati skalbimų mašina, tai mes galim sumesti, ar ne, tos skalbinius, ne patys ten užtrukti 30 minučių ar kiek, kol atrankiojam medžiagą, suskirstom ir parenkam tam tikrą programą, gali pajusti pati skalbimų mašiną, identifikuoti ir parinkti tą programą. Dar vienas iš pavyzdžių realių naudojamų orkaitį su dirbtiniu intelektu. Čia, kaip pasakysiu asmeniškai, aš pati dar to neišbandžiau, bet kiek iš gamintojų yra jau atnešama informacija, kad vėlgi įsivaizduokim, ar ne, kepam pyragą, kepam duoną, kepam vištą orkaitį ir ką darom, kai kepam, tai einam, atidarom dureles, patikrinam, įkišam šakutę pagaliuką, ar ne, ir žiūrim, kiek iškepė, neiškepė. Tai ir šokinėjam aplinkui, vaikštam aplinkui šalia ir tiesiog tas efektyvumas netoks yra geras, nes tu atidarinėjai, drėgmė išeina ir panašiai. Tai šiuo atveju orkaitį pajutusi, koks yra produktas, ką tu ten kepi, atitinkamai parenka programą ir tau nereikia atidarinėti, tau ateina į programėlė informacija, kada iškeps ir tu gali netgi ir išvažiuoti iš namų ir grįžti tuo metu, nieko neatsitiks. Beliks valgyti, taip. Kažkas tik supjaustyti turės. O ar galėtumėt daugiau papasakoti, kaip tie robotai ir kiti išmanūs įrenginiai, jie mokosi, kaip jie priima tos sprendimus, kad man dabar reikia čia pavalyti labiau, arba kad galbūt šitą vietą reikia valyti dažniau, kad čia kažkas tai į orkaitę įdėtas toks būtent kepinys ir man reikia ilgiau pakepti. Kaip vyksta tas mokymosi procesas? Tai kalbant apie robotus, tai gal per tam tikrus punktus galima pažiūrėti, ar ne, nes nuolatos vyksta tas. Tai pirmiausiai startuokim nuo žemėlapių sudarimų. Žemėlapių sudarimui, kai jisai sudaro, jis nusiskenuoja visą aplinką, kaip yra išdėstyti baldai, kaip sakiau, vėlgi tas pats pavyzdys, kur yra virtuvė ir panašiai, jis net pats pavadina programėliai tas vietas taip, kaip ir nežinau, iš kur jisai žino, kad čia yra kitchen, pavyzdžiui, ar ne, virtuvė. Tai ir jis tiesiog vėliau jis vėliau, net jeigu ir mes pakeistume kažkokią tai vietą, baldų ar dar kažko, jis tiesiog geba greičiau nuskanuoti ir pakeisti savo veiklą, savo veikimą, nes nereikia jo perprogramuoti. Tai jis tiesiog išmoksta mūsų tą erdvę ir joje moka save programuoti, perprogramuoti. Tai dar vienas iš turbūt paminėtų prieš tai pavyzdžių,
prisitaikyti prie mūsų rutinos kambarys, kuris labiau yra užterštas, ar kaip čia pavadinti, kuris mažiau. Taip pat laikas, kada valyti, ar ne, jis pajunta, kada mes, pavyzdžiui, savaitgaliais galbūt būnam daugiau namie ir svetainiai virtuviai. Tai reiškia, kad jisai pirmiausiai prioritetą valymų uždeda kitiems kambariams, nes atitinkamai kitą valandą vėliau pasirenka, kad mažiau po kojo mums maišytųsi. Tai turbūt toks pagrindę, sakyčiau, tas mokymasis per tam tikras patirtis, sakykim. Mindaugai, ar turėtum ką nors ką pridurti dar? Šiaip dar permąsčiau, kas man, jeigu kalbant apie robotus, tai labiausiai pasiteisina ne tiek kiek grinų, bet vėjos robotus, nežinau, tu nepaminėjai visai. Aha, visai. Tai daiktas, nežinau, man toks, kaip sakyčiau, evoliucija kiemo, be kurio aš sunkiai įsivaizduoju šiandienos gyvenimą ir jis ne tik, kad, pavyzdžiui, robotas išplauna, ten išvalo, bet vėjos robotai, jie visai kitaip padaro tą vėją. Jinai visai kitaip atrodo negu pjauta rankom. Tai man, gal... Futbolo aikštelė, aš taip, nes nuolatos pjauna iš tikrųjų reguliariai, kryptingai. Kryptingai, reguliariai, būtent nusistatęs tą, išmokęs, pritaikęs tą dirbtinį intelektą, kada kaip pjauti, bet ta vėja. Tiesiog rezultatai kalba pats iš save, pasižiūrėjęs į vėją, tu džiaugies tuo vaizdu. Dabar apie robotus dar prisiminiau, gal čia irgi taip visai tokia šiaip asmeninė situacija, ar ne? Tas čia gal ne apie mokymasi, ne apie kažką, bet iš tokių kasdienių situacijų. Tai iš tikrųjų irgi integruotas yra dirbtinis intelektas, vėlgi ir neišmanumas programėlė, kad yra video ir gali pajungti kalbėjimą, gali jį nuvesti kur nors, kad jis pažiūrėtų, pakalbintų šuniuką, vaiką, dar kažką. Kad jo vos nenuobodžiautų arba... Jo, tai toksai įdomesnis, sakyčiau, kaip ir for fun, ar ne, bet vis tiek tai vieną tokį pavyzdį iš savo asmeninės patirties, gal juokingas, nežinau. Tai kažkada vyras buvo išvažiavęs ir ruošiausi į vakarėlį su draugiam. Stoviu prie veidrodžių, atvažiuoja robotas. Vyras kalba, sako, ne, šitaip apsirengus tai neisi. Aš esu irgi taip padaręs. Rimtai. Ne tai, kad apsirengus, bet jo irgi taip pat realiai buvo toksai, atsimeni, renginys ir yra, bet ypač per COVID buvo be galo populiarūs šitie oro valytuvai būtuose. Taip. Ir jiem irgi buvo integruota kamera, tu galėjai per telefoną transliuoti, tai aš irgi taip nuvažiavau. Apžiūrėt, kas ką veikia namie. Pradėjau kalbėti, taip irgi už... Pakalbėkim dar apie tos įrenginius, kurie turi daug visokių funkcijų. Pavyzdžiui, skalbimo mašinos, ten yra be lenkiek nustatymų, kokią programą pasirinkti. Ir žmogui, bent jau man, tai visada būna toksai dilema, ką aš čia dabar iš tiesų... Labai panašiai taip ir nutinka. Tai, ką minėjo Asta, kaip suprantu, jau ir iš šitas rytis skverbiasi dirbtinis intelektas ir po truputį padeda vartotojui irgi čia, ką pasirinkti ir kaip teisingai atlikti tą darbą jam reiktų. Taip, kaip ir minėjau, nes ir aš pati tikrai esu iš tų, kuri naudoja, nežinau, 3 Max turbūt skalbimo mašinai programas, bet būtent tas, kaip minėjau, kad svoris, purvinumo lygis ir medžiagos atpažinimas. Tai reiškia, pagal tai gali parinkti, kiek vandens reikia, kiek skalbiklio reikia, kokiu režimu reikia parinkti, kiek laiko ar ne. Jeigu tu ten, nežinau, įdedi mažiau, tada jisai sutrumpina darbo laiką. Tai čia ne tik, kad, kaip pasakyti, padeda pačiam parinkti, kokią reikia programą, tai yra, nes tikrai esu pati ne kartą sugadinusi ne vieną rūbą, parinkusi tą savo vieną iš 3 programų. Dabar toks netrendas, gal pasakysiu, kas ir pas mus vyksta Lietuvoje, Europoje, kad labai rūpinasi žmogus, ką deda į tą skalbyklę ir kaip jinai
audinį tą tausoja. Nu, esmė, kad minėjai apie skalbiklio, ten minkštiklio tos dozavimus, tai to rūbą yra lūkestis iš žmogaus, kad tas rūbas bus ne tik švarus, išplautas, bet kartu ir nesugadintas. Ir ilgamžiškumas. Jo, ilgai džiaugtis to rūbų, nes sugadinti labai lengva. Tvarumas turbūt, ilgamžiškumas ir dar kitas momentas energijos sąnaudų taupimas irgi, ar ne? Nu, tai kai tu uždedi standartinę programą, kuri standartiškai laiką dirba, tai tu tiesiog viską vienu... Tai 3 valandas plausti ir valandą. Tai be abejo. Taip. O kokių dar įrenginių pavyzdžių galėtumėt pateikti? Na, skalbimo mašina, orkaitė, kas dar iš tokių įrenginių, kurie mokosi prie mūsų gyvenimo aplinkos? Šaldytuvas turbūt vienas galėtų būti iš pavyzdžių, kur... Tai ir nebeatsidaro to, pavyzdžiui, vakare. Užrakinta, nes žmona uždėjo. Beduoda. Taip, tai... Gal čia irgi tas jeigu į mokymosi tą pusę einant ir dirbtinio intelektų, tai vėlgi pajunta kokiu dažnumu, ar ne, nu tai užstatymas, tai jau čia yra tas įprastinis programos užstatymas, bet pajautimas, kada dažniau atidarinėjam, kuriom valandom, tai jisai tuomet pradeda padidina galę, sumažina galę, kada reikia ar ne to šaldymo proceso. Tai vėlgi vienas iš tokių ir energijos taupimų, sakyčiau, ir nes vis tiek pakankamai garsiai šaldytuvai dirba. Tai jisai prisitaiko ir patylina savo darbą. Dar toksai pavyzdys. Turbūt nežinau, dar namuose mes ir gyvūnų visi turim. Tai gyvūnų dar. Nežinau, statistikos duomenim, paskutiniais metais po COVID turbūt augo kartais ir nežinau, ar kas antra, ar kas trečia šeima turbūt turi kažkokį bent jau gyvūną. Tai čia irgi iš tikrųjų ateina ta pagalba, kuria atrodytų, nežinau, kačių tualetas, ar ne? Paprastas įrenginys, nors jis šiaip ir didelis ir nepigus. Bet net čia, kaip pasakyti, kai atėjo į rinką, mes PetKit turim prekinių ženklų tualetus, aš pati buvau pakankamai skeptiška, nes atrodytų, kaip sakau, didelis, nepigus ir kokią vertę neša. Tai su laiku tas parodė, kad jis atneša vertę ne tik, kad žmogui yra paprasčiau prižiūrėti gamtinius kačių atliktus reikalus, bet ir stebėti gyvūnų sveikatą, įžvelgti kažkokius tai galbūt elgsenos sutrikimus, nes yra ir kamera, kuri gali, kaip pasakytų, gali pasižiūrėti visuomet, kas vyksta. Net ir veterinarai iš tikrųjų rekomenduoja užsienyje būtent PetKit šitas kraiko dėžes, nes atliktų reikaliukų analizę gali netgi padaryti šitas tualetas ir tai reiškia, kad vėlgi katinai daug su inkstais turi, pas tave šuniukai, tu gal Tai katėms yra labai dažnai su inkstais, su šlapimų takais problemų, tai būtent tokia, kaip pasakyti, pagalba dirbtinio intelekto, kad galim pagelbėti savo gyvūnam namie. Bet čia, kad suprasti ir tiem patiems šunim kalbant, irgi, pavyzdžiui, mes asmeniškai naudojam tiek tą vandenį, tai reiškia yra toks kaip fontano principu, visada paduoda šviežą vandenį šunims ir turim dar tą šėryklą. Automatą irgi šuo net privaro, jisai su lėtinėlė tam prabrauko. Pasako, kada reikia. Ir tau duoda signalą į telefoną, kad jau nori valgyti. Aišku, tu pats sprendi duoti, neduoti, nes jeigu ten duosi, tai jis visą laiką taip darys. Bet iš esmės, jo, tu gali nuotoliu irgi pašerti. Taip, ir vėlgi yra ir ta šėrykla, fontanėlis, kada geria visą laiką. Nu, fontanėlis, nežinau, gal jis ten kaip ir labai daug to išmanumų neturi, tik tai, kad, bet irgi, jeigu tu patį nori, vandenį. Taip, pavyzdžiui, kad aišku, tau duoda signalą, kai tas vanduo baigėsi, jau bent į pakeisti, nes kažkada irgi esu problemą, vandens nėra, neaišku, kada aš jau ten jį. Neaišku, kada aš buvau pylęs jo, bet tai... O šėrykla tai vėlgi, irgi gali stebėti, kaip sakau, ir elgseną, ir vėlgi prižiūrėti sveikatą gyvūnų. Mindaugai, bet ką girdžiu, turi ne vieną šunį namuose. Tai kaip suprantu, tie įrenginiai tinkami net ir turint ne vieną augintinį. Taip, nes labai patogu, jeigu yra fontanėlis, tai prie jų šiaip tilptų ir 4-6 šunys vienu metu. Tai va, tai jau nereikia 2
bliūdų, vieno užtenka. Tai ta šėrykla kažkaip sugeba atskirti, kad, na, čia vienas dabar atėjo pavalgyti, dabar kitas. Ne, ta prasme, tu vienu metu šitą telpa dviesi, nėra jie tokie dideli. Bet iš tikrųjų, vat, kalbant apie ateitį turbūt ir evoliuciją šitoj temoj, tai tikrai yra numatyta, nes, pavyzdžiui, tualetuose tai jau dabar galima programuoti keliems gyvūnams stebėseną. O būtent šėryklos, tai irgi tikrai ta evoliucija įvyks, kad galima, nes, vėlgi visi gyvūnai turi skirtingas situacijas, vienam reikia galbūt vieną maistą, kitam kitą maistą, ar ne, tai va tas, arba kiekį, tai šitas tikrai irgi ateina, nes yra poreikis rinkos. Buvot pradėję kalbėti apie elektros sąnaudas ir apie tvarumą. Ar šitoj temoje mums išmanieji įrenginiai padeda? Aš apie skalbyklės, ar ne, turbūt jau minėjau, kad tai, per tinkamos programos parinkimą galima sutaupyti tiek ir elektros sąnaudų, bet ir taip pat skalbiklių, ar ne, ir vandens. Bet moteris skalbiklių labiau taupo nei elektrą. Per robotų prizmę turbūt, tai tas išmanumas ir gebėjimas prisitaikyti realioj situacijai. Vėlgi, robotai kraunasi, ar ne, tai jie irgi naudoja elektros energiją, valosi, šluostosi, tai džiovinasi, tai ten naudoja elektros energiją, tai tinkamai parinkti sprendimai, kaip tą ir kur ir daryti, padeda sutaupyti. Dar kitas iš momentų, vėlgi, iš šių laikų, vadinkim, robotai siurblieji, jie geba pasikrovę pilnai nebenaudoti elektros energijos, nustoti ar nekrautis, ne tai, kad aš kraunuosi visada, nes yra įjungta į elektros lizdą. Tai taip, dar tokį visai kitą, galbūt prisiminiau vieną iš mūsų turimų kategorijų ir atstovaujamų prekės ženklų, tai yra MIL išmanūs šildytuvai. Gal pas mus, vėlgi mes ar ne dujomis ten šildomės ir visą kitą, bet... O žinok, sandėlis statėsi su to šildytuvus. Tai va, tokiose situacijose, kur gali irgi pareguliuoti arba nėra centrinių šildymų, tai ypatingai yra svarbu, bet tas sutaupimas turbūt ateina tada, kad sutaupimas per tai, kad yra išmanus daiktas šildytuvas, nes jisai geba... Tu gali nustatyti vieną kambarį, jisai pajunta irgi, ar ne, tarkim, langą atidarytą ir supratęs, kad jau yra išorės kažkoks veiksnys, langas atidarytas, nustoja šildyti, be reikalo nereikia šildyti. Galimybė užstatyti tam tikras temperatūras naktimis. Bet labiausiai, žinau, kas aktualu, būtent ir paprasta, bet labai reikalinga, tai tas MIL šildytuvas, aš turiu Palangoje namus, palėpė yra nešildoma ir tu iš tiesiog Vilniui būnant gali pasileisti šildymą, kas jo per telefoną ir atvažiuoja šiltai, tai va čia staupo, ne šiaip, kai nebūnė, Čia šiaip viena, aš vėl vis kažkaip turiu, kadangi, kaip sakau, su šitais prekiniais ženklais ir su šitose kategorijose būtinės dirbu pakankamai netrumpai, tai tokių istorijų, MIL šildytuvo gamintojas pasakoja istoriją apie tą nustatymą iš nuotolio. Tai iš tikrųjų čia yra šeimos, vadinkim, verslas, jie yra sukūrę ir žmona nuvažiavo į kitą šalį, demonstravo klientui, kaip nusireguliuoja ir vyras skambina, sako, ką tu darai, užstatė ten 34 ar kiek naktį šilumos, vyras kaista ir tai čia galima vėlgi, kaip ir su robotu, ar ne, pajuokauti vienu metu su kažkuo norint. Ir šiandien labai daug kalbame apie robotus ir apie tą patogumą, tai norėčiau pakviesti mūsų draugą surinkti puodelių. Dar atsigersiu. Prašom. Ir norėčiau pasidalinti savo vienam patirtim, kai atostogaudamas vienam iš oro uostų sutikau štai tokį padėjėją, kuris lygiai taip pat aptarnauja klientus, jisai surenka indus, jam klientai sudeda, ant jo jisai juos suvežioja. Ar Lietuvoje jau tokių pavyzdžių turime, kur realiai tokios technologijos būtų naudojamos ir ar maitinimo įstaigos yra vienintelė vieta, kur tokius robotus būtų galima pritaikyti? Naudojama. Aš tai susidūręs iš tikrųjų, pavyzdžiui, lygiai, nežinau, ar tas pats buvo, bet man šitai studijai nebuvo kažkoks pirmą kartą matytas dalykas, tai yra net Vilniui pas mus vienam iš bowlingų,
kur tu tiesiog viską užsisakai, taip prie stalo užsisakai Dishes on the maistą tier. ir Press jis tau go back to atveža. the dishwashing room. Thanks. Okay, I'm going back to the dishwashing room. Iki. Tai va, tai jau naudojama tikrai, kai geri metai. Ir iš tikrųjų mes savo, kaip pasakyti, buitinės technikos ar apskritai mūsų įmonės krepšelyje turime, oficialiai galime sakyti, kad esame atstovai šitų robotų. Jie iš tikrųjų skirstosi, gal aš norėčiau taip juos apibendrinti ir suskirstyti, nes jie skirstosi. Tai yra valymo robotai, kurie galbūt jau yra daugiau ką matyti, kuriuos gali matyti prekybos centruose, didesnėse erdvėse, ofisuose. Tai yra pasitikimo robotai ir pristatymo robotai. Tai jeigu kalbant apie pasitikimo robotus, jų tikslas yra, nežinau, pavyzdžiui, atėjo kažkas į įmonę, ar ne, aš turėjau pavyzdį irgi nuvažiavau į Daniją pas klientus, pirmą kartą, kur pamačiau šitą robotą, tai tiesiog nieko nėra, tuščia, ar ne, niekas nepasitinka ir taip keistai vaikštau ir kažkas pradėjo kalbėti. Tai robotas tiesiog pasitiko, vėliau palydėjo mane, informavus žmogų apie mane, apie atvykstantį svečią. Tuomet yra pristatymų robotai, kurie gali pristatyti, nežinau, gal čia labiausiai turbūt matytas pavyzdys iš pristatymų robotų, tai padavėjas robotas, pardavėjų dar nėra, bet gera mintis suprogramuoti. Ir čia vėlgi įvairūs panaudojimų variantai, galbūt galima, pavyzdžiui, ofise ar ne. Į vieną, jeigu ofisas labai didelis, kolegai reikia pristatyti dokumentą kažkokį, tai ar prekę, ar tiesiog galbūt kavą nunešti, ar ne. Tai tokius galima daryti. Mano pačios patirtimi, ką aš mačiau būdama Kinijoje, pavyzdžiui, viešbutyje, pristatymų robotai, jie gali pristatyti siuntinį užsakytą, aš gyvenu savaitę laikų viešbutį, ar ne, užsisakiau iš kažkokios internetinės parduotuvės prekių, šampūną ar kažką. Ir tokiu būdu gali pristatyti man netgi į viešbučio kambarį. Ir tikrai buvo taip labai keista, kai su kolegė stovėjom lifte, sustoja, atsidaro durys ir stovi robotas. Ir lyg ir norisi kalbėtis, nes kaip ir asmuo, ar ne, kažkoks, tai pasitraukėm, priėmėm ir trysia keliavom liftu. Tai vėlgi tikrai tas panaudojimas, manau, jis vis labiau paplis, bet čia vėlgi aš taip galvoju, tie standartiniai panaudojimai, pristatymas viešbutyje, ofise ar kažkur dar, čia nuo žmogaus išradingumo turbūt priklauso, kur jį galima ligoninėse taip pat ar negalima galbūt panaudoti, vaistus pristatyti, maistą ar ką prireikia. Mindaugai, jau sakė, Lietuvoje matyti tokį. Ar tie robotai kažkaip tais bendrauja tarpusavį, nesipainioja jie vienas kitam po kojų? Aš pradžiui iš tiesų, dabar irgi sėdžiu galvoju, kažkaip mums tokia kaip ir naujiena, kažkaip keista, bet įsivaizduoju, nežinau, kiek čia tų metų gali, 3, 5, 10 gal. Tai prasme, praeis kažkoks laiko tarpas ir mums bus taip įprasta, taip normalu ir atrodo, kad tai buvo. Nes tenais irgi, kai aš pirmą kartą pamačiau, nebepadavės ateina, tiesiog užsisakinėja ir žaidži, tarkim, bowlingą, nori atsigerti, per porą minučių tau jau atvažiuoja tas. Ir iš tikrųjų nustebino, pirmą kartą pamačius, kad taip kokybiškai, negribauja, taip tiesiai šviesiai šnekant, labai taikliai, kažkaip taip tikrai. Neįkyriai? Neįkyriai, žodžiu, viskas kažkaip taip labai įdomiai atrodė ir buvo iš ties man labai nematyti ir nauja. Tai... Šiaip kiek esu susipažinus iš tikrųjų su šitų robotų, jie veikia iš principų vis tiek dalindamiesi vienoj platformoje ir dalindamiesi informaciją. Tai reiškia, jeigu ne ofisas yra suprogramuotas ir pasitikimo, pristatymo ir valymo robotas. Tai pasitikimo turi prioritetą, jis pasidalina informaciją vėliau tai pačioj platformai, kurią mato pristatymų ir valymų robotai. Ta informacija pasidalina, kad ar ne, kažkur yra labiau purvina, kažkur yra daugiau žmonių, tada valymo robotas atsitraukia, irgi priima sprendimą valyti kažkur kitur. Tai prioritetais kalbant yra, kaip minėjau, pasitikimo, pristatymų ir valymų. Ir jie dalinasi informaciją tarpusavį tam tikroje platformoje
kažkaip draugauja. Ir kažkaip draugauja. Dabar vėlgi aš kažkaip paminėjau apie tos pavyzdžius, tai netgi turbūt, nežinau, dar toks panaudojimas pačių tų robotų gali būti kaip gidas ar ne, nežinau, neįgalių žmonių palydėjimas kažkokiais tai, kažkur, kur reikia ar ne. Tai tikrai yra galimybės plačios suprogramuoti. Pats robotas dirba tikrai integruotų dirbtiniu intelektu, nustatytomis programomis. Ir jeigu, arba užduotų tonų, vadinkim, paduotą informaciją, bet jeigu jis neranda tos informacijos, nežinau, galbūt paklausus jo kažko ar kaip, jisai tuomet įjungia kitus ChatGPT, kitas platformas, kur ir vėlgi ieško reikiamos informacijos. Na ir pačiai pabaigai. Esat labai daug įrenginių išbandę, labai daug matę. Kokius 3 įrenginius, norėtumėt turėti tikrai namuose, arba galbūt jau turit ir rekomenduotumėt kitiems žmonėms? Mano top vienas, kas jau neįsivaizduoju, tai kaip minėjau apie tas žolės robotas, be kurio aš jau neįsivaizduoju. Tai yra gal pats būtiniausias. Kas čia dar dabar galvoju? Robotas pas mane yra kabinete, aš daugiau naudoju, nes pas mus neturim ten valytojas kiekvieną dieną, tai irgi labai reikalingas daiktas. Į namus ateina dažniau, kas padeda tvarkytis buitį, tai gal ne tiek dažnai reikia, bet ne pas visus tai, bet ofise tai man robotas. O 3 variantas. Gyvūnų gal kas nors? Gyvūnų. Gyvūnų tai aišku, tai čia toks... Žinai, kaip ir ne tau tiesiog. Net apie save aš ir galvoju, tai tas pats kaip be šaldytuvo, be skalbenkės įsivaizduoju, tai čia tokie būtini dalykai iš tikrųjų. Pritarčiau turbūt, aš irgi gal tik tai mano panaudojimas toks, sakyčiau, gal kitas, nes pas mane namie aš robotas tvarko. Tai man pirmu numeriu robotas iš tikrųjų, nes labai kokybiškai valo ir aš neįsivaizduoju, plauna valo jau, tai tiesiog neįsivaizduoju be to. Ir gyvūnų turbūt prekės. Ir vėlgi robotas žoliapjovė, aš kažkaip buvau pamiršus apie jo išmanumą ir apie, man jau atrodo įprasta. Neliečia, nes man susitvarkyti gal dar tai perzina kaip žolę pjauti, nes jinai auga ir auga. Jo, auga ir auga. Tai Aš dar išmani orkaitė, nes mes turim problemų namie ilgą laiką su orkaitė, tai tas išmanumas pačios orkaitės, kai gali nestoviniuoti aplinkui kepdamas duoną ar vištą, nes, kaip pasakyti, tam tikrą laikotarpį kepdavau duoną, jei pavykdavau kepti, dabar atneždavau kolegom ir su orkaitė truputį turi problemų, šią akimirką duonos nepavyksta iškepti. Tai čia toks pagal mano šios dienos poreikis. Ačiū Jums už pasidalintas įžvalgas. Ačiū mūsų robotams, kurie padėjo šiandien tinklalaidėje, ir ačiū mūsų žiūrovams. Iki kitų susitikimų.